Labas vakaras, jūs žiūrite paskutinę šiais metais miesto savivaldybės informacinę laidą Miesto savaitė. Šį vakar kalbėsimės su miesto meru ir apžvelgsime besibaigiančius metus. Taigi metai tiksi į pabaigą ir turbūt pats metas būtų apžvelgti juos, kokiegi buvo šie metai mūsų miestui, kokius esminius pokyčius pajuto miestiečiai. Prisimindamas šių metų pradžią turiu pasakyti, kad miesto taryba išties iškėlė didelį iššūkį šiemet nepraskolinti miesto ir gyventi pagal turimas lėšas. Praeitų metų buvusi tradicija buvo tokia, kad mes gyvenome šiek tiek į skolą ir štai buvo iškilęs didelis nerimas ir dėl to biudžetinėm įstaigom buvo sumažintas finansavimas, tačiau turiu pasakyti ir padėkoti visiems, kad iššūkius priėmė labai atsakingai ir šiuos metus mes gyvenome pagal turimas lėšas ir miesto nepraskolinome. Na, o eilinis miestietis tikriausiai pamatė, kad ir šiais gana sunkiais metais mes turime kuom pasidžiaugti. Taip, turiu pasidžiaugti, kad mūsų Šiaulių energija pastatė kogeneracinę elektrinę ir jos dėka Lietuvoje Šiaulių mieste labiausiai atpigo šiluma. Jeigu mes apie lapkričio mėnesį fiksavome, kad šiluma sumažėjo apie 16%, tai ir toliau šiek tiek mažėjant dujų kainai, jį dar mažės ir prognozuojama, kad nuo sausio 1 dienos jis sumažės dar 1,5%. Džiaugiuosi, kad mūsų busturas, kuris iš tiesų turi labai apgailėtiną galbūt autobusų parką, šiemet pasipildė 8 autobusais, kurie naudoja suspaustų dujų dujas. Ir tai yra ekologiški autobusai ir tikrai papuošė mūsų miestą ir pagerino važiuojančiųjų busturo autobusais kelionės. Taip pat turiu pasidžiaugti, kad šiemet mes įrengėme 7 naujas aikšteles per perėjas, žmonėms saugiau pereiti miesto gatves. Vystėme dviračių takus, tai yra Vyturių gatvėje nutiestas naujas dviračių takas, kuriuo be abejo pasinaudos ir pėstieji. Na, vardinant kitas sferas, aš turiu pasakyti, kad iš tiesų tiek sporte, tiek kultūroje, tiek švietime turime taip pat kuom pasidžiaugti. Pirmiausia, tai be abejo gerbūvio klausimai, tai yra renovuotos mokyklos, gitarių mokykla, dainų mokyklos, gavome projektų finansavimą ir paskelbėme, jį bus renovuota kitais metais. Romuvos progimnazija. Prie Romuvos gimnazijos įrengtas puikus vaikams stadionas, kuris tikrai vienas iš stadionų, kurie nedaugelio įrengta Lietuvoje. Įrengtos vaikams žaidimo aikštelės, kur vaikai gali pasportuoti. Sporto srityje mes renovavome delfino baseiną, renovavome lengvosios atletikos maniežą ir iš tiesų turime vieną iš geriausių dabar Lietuvoje. Sporto mokykla Dubysa renovuota tinklinio sporto aikštė. Na, džiaugiuosi, kad sporto srityje taip pat mes tinkamai atstovavome miestą Londono olimpiadoje. Gražiai išlydėjome 4 olimpiečius ir 1 paraolimpietį ir tikrai džiaugiamės, kad jie galėjo atstovauti Šiaulius. Reikia pasidžiaugti, kad mūsų viena iš gausiausių, tiksliau sakant, antra pagal gausumą delegacija buvo Lietuvos dainų šventėje Vilniuje. Na, iš tiesų reikia pasidžiaugti, kad šiemet turėjome unikalią plieno sparnų šventę, organizuota karinių oro pajėgų, bet ji buvo organizuota taip pat prisidedant ir Šiaulių savivaldybei bei rajono savivaldybėms. Na, turėjome tikrai unikalias Tafisa sporto žaidynės, dėl kurių be abejo galbūt yra tam tikrų ir nepatogumų šiandien, bet iš tiesų į Šiaulius atvyko tuo metu 62 valstybių žmonės ir mes, kaip Šiauliai, tuo metu buvome pasaulio dėmesio centre.
Ir mūsų žmonės, kurie galbūt mažiau keliauja po egzotiškas šalis, turėjo galimybės pamatyti svečius iš tolimosios Australijos, iš Afrikos, iš Pietų Amerikos ir iš Europos. Tai manau tikrai jie įsivežė, kiek aš žinau, gerus įspūdžius, gavome gerus atsiliepimus apie mūsų organizuotas varžybas. Taigi tikrai manau, kad įvykių gausa buvo tikrai nemaža ir šitie metai, kurie atrodė, kad bus sunkus, prisiminsime ko gero tuos, ką mes nuveikėme iš gerosios pusės. Na, metai Šiauliams iš tiesų buvo įspūdingi ir turime kuo pasidžiaugti, kalbant apie investicinius projektus ir baigtus ir tebetęsiamus. Apie juos būtų malonu prisiminti. Vienas iš gražiausių, ko gero, investicinių projektų mūsų, tai savarankiško gyvenimo namai Rėkyvoje, kurie baigti ir jau apgyvendinti. Šalia jų mes gavome teisę rengti globos namus senelių, kurie yra nesavarankiški, ir tikrai turėsime pakankamai tokį gerą komplektą prie Rėkyvos ežero. Iš kitos pusės Rėkyvos ežeras pats savaime yra traukos ežeras, tai ten gyvenantys žmonės turės ir gana gražias gamtos sąlygas. Taip pat beveik baigti, dar nėra priduoti psichikos sveikatos dienos centras Varpo gatvėje. Čia iš tiesų tiem žmonėm, kuriem reikalinga psichinė pagalba dienos metu, tikrai galės ateiti, lankytis ir turėti užimtumą. Na, mes džiaugiamės ir turimų industrinių parkų. Šiame industrinėme parke nors ir per daug įmonių neturime, turime tik vieną veikiančią įmonę, tačiau džiaugiuosi, kad šiais metais gavome pažadus, kad kursis antroji įmonė Stadga. Sklypų išnuomavome italų firmai, taip pat domisi kitos firmos, tai yra miestas turi galimybę siūlyti investicinius sklypus, kuriems sudaryti sutartis reikia gal tik tai 2 ar 3 savaičių. Tai yra, verslas yra nustebęs, kad sumažintos biurokratinės kliūtis, tai yra labai svarbu. Na, iš kitos pusės šiemet vyriausybė su Seimo priimtų praeitų metų gruodžio mėnesį įstatymų pradėjo realizuoti laisvos ekonominės zonos projektą. Gal nėra tiek sėkmingai, tačiau tikimės, kad iš antro ar iš trečio karto paskelbus konkursą, manau, kad mes turėsime nugalėtoją ir 218 hektarų plote. Taip pat turėsime galimybę kviesti verslininkus, nuomoti žemę ir vystyti verslą. Iš verslo pusės noriu pasakyti, kad šie metai tikrai verslui buvo tikrai neblogi, buvo pakilimo metai. Man teko dalyvauti jų pristatymuose ir labai džiaugiuosi, kad beveik tos mūsų vedančios įmonės džiaugiasi savo pasiekimais. Galiu pasidžiaugti šokolado muziejaus įsteigimu, tai yra buvo iš ES lėšų projektas ir kiek žinau, norinčių atvykti į pasižiūrėti šokolado istorijos yra didžiulės eilės, tai yra tikrai vykęs projektas. Taip pat noriu pasidžiaugti Baltic Vairo naujojų gaminių, elektriniais dviračiais, kurie nustebins galbūt mus šiauliečius dar nemačiusius tokios transporto priemonės. Tačiau labai džiugu, kad Baltic Vairo vadovybė sugebėjo įtikinti savininkus ir perkelti iš Vokietijos fabriką į Šiaulius ir Panther dviračiai bus gaminami tik Šiauliuose. Na, džiaugiuosi kitų įmonių pasiekimais, Tauro Kalvio pasiekimais, Elgos, gubernijos, durpių įmonės ir taip toliau. Tai yra tos įmonės, kurios yra mūsų vizitinė kortelė. Šiuos metus tikrai sutiko su geresniais rezultatais ir iš tos, sakykime, galbūt verslo duobės sėkmingai vystosi ir eina į priekį. Manau, kad jų dėka Šiaulių mieste nemažėja darbo vietų skaičius ir šiauliečiai turi pakankamai galbūt stabilius darbus.
Kągi, akivaizdu, kad metus išlydime džiaugsmingai, tai belieka žvilgterėti į ateinančius. Kokie didžiausi siekiai, darbai ruošiami? Aš šiaip pirmiausia noriu pasakyti, kad kiti metai tai bus gana įdomus mūsų gimtadienio prasme metai. Tai mes švęsime 777 metų gimtadienio jubiliejų. Na, tai nėra jubiliejus galbūt, bet pats skaičius labai įdomus ir mes galvojam, kad yra proga su šiais skaičiais pažaisti ir kviesime įvairius verslininkus, kultūros, sporto darbuotojus, iniciatyvos, išmonės šiems skaičiam įprasminti. Iš kitos pusės, kitais metais mes galvojame vėl tęsti pradėtus darbus, tai yra vienas iš sunkiausių, ko mes šiemet neskyrėme, tai kiemų įvažiavimų į mūsų įstaigas, į kiemus sutvarkyti ir skirti per 1 milijoną litų biudžete susitvarkyti. Taip pat dviračių takų programa bus vystoma. Labai pajudės stotelių įrengimas žmonėm, kurie naudojasi busturo paslaugomis. Tai yra nuovažos sustoti autobusam ir stotelių įrengimas. Kitais metais galbūt pajudės vaikų namų projektas Gitariuose. Yra laimėtas mūsų projektas iš Bijolių mokyklos, prie Bijolių mokyklos esančių globos namų. Vaikus iškelti į modernius kotedžo tipo namus Gitariuose. Na, manau, kad ir verslo prasme jis tikrai pajudės viešasis logistikos centras, industrinio parko, oro uosto reikalai ir mes šioje srityje esame unikalūs Lietuvoje, tai šitą mes turime išnaudoti ir siekti, kad tai būtų pagerinta. Na, manau, kad kiti metai nors ir nebus lengvesni negu šiemet, bet aš tikiuosi, kad išgyvenę šios metus, kitais metais mes sugebėsime neišlaidauti, o su turimais pinigais gyventi geriau. Noriu palinkėti visiems, kad 2013 metai jūsų šeimoms būtų tikrai svarūs, turėtumėte gero darbo, turėtumėte vaikams geras sąlygas pas mus mokyklose mokyti jos, mūsų įstaigos pasiruošusios priimti į neformalią ugdymo visus praktiškai vaikus. Taigi sėkmės, laimės, meilės ir viso, ko reikia, kad šeimoje būtų darna.